Sveikos visos. Šiandien mes turime labai nuostabią svečią su mumis, Jurga Juodkazytė, kuri yra profesionali moterų kaučerė ir coachingas moteriams įkūrėja. Tai Jurga jau daugiau negu 7 metus yra dirbusi su daugybė moterų, padedant joms įgyti stipresnį pasitikėjimą savimi, savivertę, pasiekti savo tikslus, atrasti savo veiklos kelią ir taip toliau. Tai šiandien mes iš tikrųjų kalbėsime apie labai aktualią temą daugumai moterų, kuri yra kaip mes galime išsilaisvinti iš tų visų primestų visuomenės lūkesčių ir normų ir pradėti veikti iš savo vidinės stiprybės ir pasitikėjimo. Taip, sveikos visos, malonu čia būti. Malonu turėti čia tave, Jurga. Tai iš tikrųjų, pirmiausiai, norėčiau tavęs paklausti, kodėl tavo manymu ši tema yra tokia aktuali? Kodėl tiek daug moterų susiduria su sunkumais būti pastebėtos savo autentiškume arba tai, kas jos yra iš tikrųjų? Čia, jeigu kalbėtumėm apskritai ir apie gyvenimą, ir apie veiklą, ne, tai tikriausiai pats svarbiausias dalykas būtų, kodėl taip atsitinka, tai iš noro patikti, įtikti kitiems, ne, nuo vaikystės kažkaip tai mes, gera mergaitė, padaryt, maždaug suaugę taip sako, paslėpta žinute, ne, padaryti taip, kaip aš norėjau, man patiko, tai tu dabar esi gera mergaitė, aš tave pagirsiu. Ir tada mes išmokstam bandyti pataikyti, ko kiti nori, kas kitiem patinka, galvom apie tai, kaip mes atrodysim, ką galvoja apie mus, ar galvoja, kad aš sėkminga ar nesėkminga, tai kaip tai atrodys. Tai visos šitos mintis, jos dažnai net būna tokios automatinės ir gana greitos, jos įvaro tokį, tarsi sukelia šiek tiek tokį kaip stresą, ar įtampa ir baimė neatitikti kažkokio tai standarto. Išvis mes susikuriam kažkokį tai hipotetinį standartą savo, kurį galvojam, kad turim atitikti, kad mus mėgtų, kad mes atrodytumėm sėkmingos, užimtumėm tam tikrą statusą, turėtumėm tam tikrą pagarbą ir panašiai. Ir tada mes to susikurto kažkokio tai debesėlio laikomės ir bijom nukrypti nuo jo ir dažnai jisai neatitinka mūsų vidaus. Taip. Tai man tada įdomu, Jurga, kodėl yra tokia didelė baimė moterims nukrypti nuo tų primestų standartų ir lūkesčių. Atrodo, mes norime tai padaryti, mes norime būti autentiškos, bet tuo pačiu tai yra taip sunku. Kodėl? Tai vienas dalykas, mes dažnai nežinom, kas man yra autentiška. Mes jau antiek susimaišę esam, kad mums sunku jau atskirti. Tai va čia tas sąmoningumas, mindfulness ir visokios praktikos ir apskritai savirefleksija, savęs stebėjimas labai padeda, ne, suprasti, tai kas aš esu, tai kas man yra autentiška, tai kas man yra tikra. Tai labai daug klienčių, kurios ateina pas mane, dažnai net nežino, nei ko aš noriu, nei kokie mano poreikiai. Tik galvoja, kad žino, ta prasme galvoja, kad turi kažkaip taip ar kitaip daryti, bet viduj kažkaip jaučia, kad čia gal ne mano, gal čia ne tas, arba kad aš nebenoriu gal jau taip. Bet tiksliai ko noriu ir kaip atrodo tas autentiškumas, dažnai mes nežinom ir aš pati dar vis jį sluoksnis po sluoksnio vis atrandu, ieškau, kapstau, jo daugėja, jis auga, bet aš negaliu sakyti, kad aš jau dabar, pavyzdžiui, 100% esu visiškai autentiška ir gyvenu tik tai taip, kaip aš noriu iš vidaus. Tai, bet artėju, aš manau, kad
tas pats progresas irgi yra svarbu. O jeigu kalbėtumėm apie baimę, tai labai daug yra priežasčių, tai kažką naujo reikia daryti, kažką kitaip, ko mes nežinom, neįprasta yra, negarantuoja rezultato kažkokio tai, bet pati didžiausia greičiausiai baimė yra atstūmimo baimė, kad aš arba nepatiksiu, su manim nebendraus, atstums, ir tos blogos nuomonės, kad aš būsiu feilas, aš nevykėlė. Žodžiu, čia susiję dalykai, nėra visiškai tas pats, bet didžiausia turbūt ir yra baimė pasirodyti kažkokiai tai kvailai, nevykusiai ir tuo pačiu nefainai ir galbūt tada kažką prarasiu, va, toks jausmas turbūt yra viduje. Kad ir dar, jeigu aš būsiu savimi, jeigu žmonės sužinos, kokia iš tikrųjų aš esu, tai tada aš nepatiksiu. Ta prasme, kad tikroji aš niekam nepatinku. Manau, čia irgi iš vaikystės ateina, tik nežinau, kiek čia verta lysti dabar tos pavyzdžius, kaip tai formuojasi, bet pas daugą yra toksai mąstymas ir jausmas, kad jeigu sužinos, kokia aš esu iš tikrųjų, tai tada su manim nedraugaus, aš nepatiksiu, nebendraus ir panašiai. Tai tu minėjai, kad vienas iš pirmųjų žingsnių tai yra mums pačioms suvokti, kas yra tas autentiškumas man ir kokios yra mano vertybės ir man įdomu irgi iš tavęs išgirsti, ką galėtų tada moteris praktiškai padaryti, kad, kaip pradėti atrasti tą autentiškumą savyje. Tai yra kelias, kaip minėjau, tai padaryti, iš pradžių to padaryti neišeina, svarbu pradėti tą daryti. Tai čia, kad, nebūtų lūkesčio, kad aš čia 2 savaitės padariau kažką ir jau dabar aš žinau, kokia aš, kad aš jau tokia ir viskas ir aš jau dabar autentiška. Tikrai vienom gal gaunasi greičiau, kitom lėčiau, vienom lengviau, kitom sunkiau ir pavyzdžiai, situacijos skiriasi, žinai. Tai bet dažniausiai tai užtrunka, tai toks ilgalaikis procesas. Tačiau jo rezultatai gali pasimatyti ir pakankamai greitai. O nuo ko pradėti, tai labai paprasti dalykai. Tai pirmiausia, tikrai siūlau užduoti savo klausimą. Ar aš to noriu? Va tai, ką aš darau, ar man patinka, ar ne? Ar aš to noriu, ar ne? Ar aš iš tikrųjų to noriu, ne? Ir kartais mes susimaišom ir mums atrodo, kad aš to noriu. Dėl to, kad mes įpratę norėti tam tikrų dalykų, tai tada ir galima paklausti, o tai kodėl aš to noriu, ne? Ir tada pasižiūrėti, kiek ta priežastis, kodėl susijusi su mumis, su savim, su mano vidum, o kiek jinai susijusi yra su išore. Todėl, kad, pavyzdžiui, ten, nežinau, aš to noriu, todėl, kad tada atrodysiu gražiau, ne? Tai jau vėl, tai tas gražiau. Tai gražiau kitiems ar gražiau savo, ne? Kaip pavyzdys. Arba, pavyzdžiui, aš to noriu ir tada ten kolegos manim didžiuosis, ne? Tai labai aiškiai, ar kolegos didžiuosis, ar aš savim didžiuosis. Ar aš savo patiksiu, ar aš jiems patiksiu. Labai aišku, kada nukreipta į išorę, tai tikėtina nėra autentiškas veiksmas ar intencija ar mintis. Jeigu nukreipta į vidų, į save, tai tikėtina, kad tai yra autentiška. Tai čia toksai galbūt labai supaprastintas variantas. Aišku, reikia dar žiūrėti, kur ten mano ego veikia, kur gynybiniai mechanizmai, kur baimės įsijungia į save nukreipiant, ne? Bet taip, jeigu apibendrinant, tai manau, pradžiai tikrai toks tai kaip filtras tiktų vien tam, kad mes pradėtumėm gaudytis, kas vyksta su mumis. Taip, tai pastebėti, ar mes veikiame iš kitų lūkesčių, ar tai ateina iš vidaus ir tiesiog, kaip minėjai, pradėti stebėti ir pradėti nustatyti tiesiog tas stipresnis suvokimą, iš kokios mes vietos veikiame ir kaip minėjai, ar tai mums tinka, ar tai jaučiasi kaip mūsų kelias, ar tai nėra
na tai iš tikrųjų, ko mūsų širdis trokšta. Tai kai moteris pradeda savo veiklą, ypač autentišką veiklą, nes turime daug moterų būtent šioje grupėje, kurios dabar eina link savo autentiškos veiklos, čia ypač atsiranda didžiuliai iššūkiai, nes dabar moteris iš tikrųjų pradeda žiūrėti į save, į tai, ką aš noriu parodyti pasauliui, kas tinka man, kokios yra mano stiprybės. Ir pradedant savo veiklą, dabar reikia ir būti matomai, reikia pasirodyti pasauliui, reikia komunikuoti apie tai, ką aš darau. Ir tada atsiranda labai daug baimių ir kaip minėjome, tų galvojimų apie aplinkinių nuomonės. Ir galbūt turėtum kažką pasakyti toms moterims, konkrečiai, kurios dabar, yra kelyje pradėti pagaliau veiklą, kuri iš tikrųjų joms gera, kuri joms jaučiausi autentiška, bet vis ji negali pradėti, nes bijo aplinkinių nuomonės ar netikti jų lūkesčius. Tai ką turėtum į tai pasakyti? Tai pirmiausia, būti savimi pilnai, ne, man būti autentiškai ir būti savimi yra tas pats, kaip ir sinonimai, ne, mano supratimu. Yra praktiškai tas pats, kas apsinuoginti. Psichologiškai apsinuoginti, ne, parodyti savo tikrąjį veidą, būti tokia, kokia aš esu, nevaidinti, neturėti kaukių, nebandyti sukurti kažkokio tais dirbtinio įvaizdžio. Nors mes irgi turim labai daug veidų, daug dalių, ne, ir visos jos tikros yra. Mes turim ir griežtą, ir švelnų, ir piktą, ir linksmą, ne, savo dalį arba save. Tai nėra lengva padaryti, tai šiaip apskritai tai yra baisu. Ypač pradžioje, kai mes nepratę to daryti, tai žinau tikrai daug klienčių, kur ir postus rašyti, kur jau rašai, kas eina iš širdies, tai net vos nedrebančiom rankom paspaudžia, kad postintų, ne, tą postą, nes nežinai, kaip tave priims žmonės, o tai yra daug svarbiau, nes kai mes kažkokią rolę vaidinam, mums yra saugu, nes jeigu atstums ar nepriims, tai ne mane, o tą personažą, ne, tai tarsi aš kaip ir saugi už to personažo pasislėpusi. O kai tu jau pradedi būti po truputėlį tikra, tai tada jau, toks tikrai, o jeigu jam nepatiks tas mano, nuogumas, ne, ir sakys, kaip tu čia dabar atrodai, ne, tai ta baimė yra normali, labai dažna, labai daug kas su ja susiduria, net nepriklausomai nuo to, ar tave priima teigiamai ar neigiamai, ta baimė vis tiek yra iš pradžio, ne? O toliau, jeigu matai, kad tave priima žmonės tinkamai, kad laikina postus, kad įdomu, jiems skaito ir panašiai, tada vis lengviau ir lengviau darosi. Ir apskritai su treniravimuose, ne, kuo daugiau darai, tuo lengviau tas pats dalykas ir tuo mažiau baimės, nes tai tampa įprasta. Tai pradeda tapti įprasta, normalu ir panašiai. Sunkiau yra gal, jeigu tikrai yra kažkoks tai kaip konfliktas ar nepritarimas, ypač iš šeimos, iš artimųjų pusės ar iš aplinkos, tarkim, jeigu kokia nors vadovė, kažkokias aukštesnės pareigas užimanti, samdomam darbė staiga išeina iš to darbo ir pradeda daryti savo veiklą, kuri atrodo ten, tarkim, ten, nežinau, koks nors ten mezgimas, sakykim, kaip pavyzdys, ne, ar ten, kad ir tas pats coachingas, ar kitos veiklos, tai atrodo, tai ką tu čia tarsi žemiau, tarsi nukritai nuo laiptelio žemiau. Ir tada tas tarsi smerkimas atrodo. Tai pirmas dalykas, dažniausiai tas smerkimas yra mūsų pačių, mūsų viduje, ir jis pasireiškia per kitų žmonių balsus. Tai man atrodo, ką mano kolegos pagalvos, tai kaip čia aš dabar nukritau, kaip aš iškeičiau šitą į tą, bet tai reiškia, aš taip galvoju viduje. Reiškia, aš kažkur viduje turiu tas abejonės. Ne, ir jos kaip veidrodis, tai vadinam, kaip projekcija, išsireiškia per kitus žmonės. Mes galvojam, kad jie taip galvoja.
Tai dažnai būna iš tikrųjų ne visai jie taip galvoja, kaip mum atrodo. O kitas dalykas kartais ir būna, kad taip, nu taip ir yra iš tikrųjų, taip ir galvoja. Tai tada ir atsiranda tas vidinis konfliktas. Arba dabar man daryti taip, kaip man atrodo, kaip mano širdis sako, ir surizikuoti, ar man vis tik tais saugiau pasielgti ir daryti taip, kaip kitiems patinka, kad jie mane girtų, žavėtųsi ir panašiai. Ir tai yra, nu tikrai didžiulis vidinis konfliktas, tai nėra lengva su juo tvarkytis. Bet jeigu mes pasižiūrėtumėm į žmonės, kurie mums patinka, tai dažniausiai mums patinka žmonės, kurie turi savo nuomonę. Dažniausiai mums patinka žmonės, kurie tvirti yra savo pasirinkimuose, nes jie turi žavesį. Net jeigu mes su tais pasirinkimais ir ne visada sutinkam, vis tiek mes žavimės žmonėmis, kurie turi stuburą, ne, yra ištikimi savo, savęs neišduoda dėl kitų žmonių. Ir galiausiai, jeigu mes pasirenkam šitą kelią, tada po kažkiek laiko kolegos sako, žinai, aš visada tau truputį pavydėjau viduj, kad tu pasirinkai tai, kas tau patinka ir išėjai iš šito, šitų sulčių, kuriuose mes čia verdam. Nes tai yra laisvė. Tai yra, čia visos vertybės, savirealizacija, laisvė, kūryba, tos aukštesnės vertybės, jos visos atitinka. Tai aš siūlyčiau orientuotis į tas vertybės. Taip, finansai irgi yra svarbi dalis. Tai nereiškia, kad negali būti finansų. Tiesiog galbūt nėra taip greita ir lengva juos susikurti kaip samdomam darbe, kai tu tavęs pasamdo, tu iš karto gauni atlyginimą, ne, viskas aišku yra. Tai aš linkėčiau ieškoti būdų, kaip suderinti tuos dalykus. Tai yra realizuoti save, būti ištikimai savo, savo vertybėm, savo vidujų, tam keliui, kurio nori širdis, ir pajungti savo protą, kad jisai sugalvotų, tai kaip man visą tai įgyvendinti, tai kaip man visą tai pasiekti pačiu geriausiu, tokiu mažiausiai problemų sukeliančiu būdu. Ir, kartais taip, kartais reikia išdrįsti tiesiog būti ar nepatogiai, ar ne visai fainai, čia ir ribų klausimas, apie ribas aš irgi daug bendrauju su klientėm, kaip savo ribas laikyta, ne, bet tai atsiperka su kaupu. Ir man įdomu tada, kodėl tada verta eiti šitą kelią, kaip minėjai, tai atsiperka su kaupu, bet, galbūt iš savo pačios patirties su klientėmis, gal, galėtum, duoti pavyzdį, koks pokytis įvyko, kai iš tikrųjų moteris pradėjo, klausyti savo vidinio balso ir eiti tuo tikruoju keliu ir vystyti tą tikrąją veiklą. Tai įvairūs keliai yra, ne, įvairios situacijos, vienom geriau sekasi, kitom sunkiau. Turbūt ir tas noras kažką įrodyti labai veikia, ne, jeigu jis yra, aš noriu kitiems įrodyti kaip variklis vidinis, tai jis kaip kuras gali būti, ne, viskas tokiai. Bet jeigu jis yra jau standartų kažkokių primetimas, kad aš būtinai turiu kažkiek uždirbti per tam tikrą laiką, kad kažką įrodyčiau, tai tada iš tikrųjų mes tada save tarsi feilui pastatom, ne, dažniausiai, ne visada. O kas pasikeičia tuo, tas sklandžiuoju, sakykime, jeigu mes paimtumėm tą pavyzdį, kad sklandesnį tokį, tai daugiau gyvenime atsiranda pilnatvės, laimės, žinoma, vidinės ramybės, to vidų jausmo gero, kad aš einu teisingų kelių, teisingų tuo tokiu tikruoju savo keliu, ne, tas toksai lengvas, geras vidų jausmas, žinoma, ir baimės yra, ir jaudulio tokio, ir to excitemento, nežinau kaip lietuviškai išversti. Bet, mes tiesiog gyvenam tada tą gyvenimą, kuris tarsi savo misiją tada vykdom, nes misija
Vieni sako, kad misiją mes galim susikurti, bet aš laikausi nuomonės ir mes kaip tik irgi darysim misijos dirbtuvę su kolegė sausio mėnesį, coacheriams būtent, kad atrastų savo asmeninę misiją ir tada, kad jų veikla kaip priemonė padėtų įgyvendinti tą misiją. Tai aš tikiu, kad mes intuityviai, kai jaučiam iš širdies, ką mes norim daryti, mes gal nežinom tos savo misijos, bet mes pasirenkam priemonę, tą savo veiklą, intuityviai tokią, kuri geriausiai padeda mums tą savo misiją atskleisti, kuri yra duota, ne, kurią mes galim atrasti. Tai per tą veiklą mes dažnai galim irgi atrasti savo misiją ir ją realizuoti pasaulyje. Taip, taip, iš tikrųjų, kartais mes pirmą norime surasti misiją, po to veiklą iš tos misijos, bet iš tikrųjų kartais būna atvirkščiai. Taip, taip. Tai mes šiandien taip pat šiek tiek kalbėjome apie vat, tuos išorinius sėkmės standartus ir tu minėjai, kad irgi vienas sunkiausių dalykų kartais būna, kai tu esi, tarkim, kažkokios įmonės vadovė, turi kažkokias aukštas pareigas, bet iš tikrųjų tu trokšti išeiti į kažką, kas visuomenės standartuose atrodo netokia aukšta pozicija, kuri neatrodo tokia sėkminga pozicija. Ir man, įdomu čia būtų išgirsti tada, kaip mes tada galime susikurti savo sėkmės apibrėžimą, kuris nėra apie išorinius sėkmės standartus. Tai taip, tikrai kiekvienai rekomenduočiau pagalvot, kas apskritai man yra sėkmė, ne? Ką aš laikau sėkmingų žmogumi. Tai daug kas sėkmingais laiko ten žymius, turtingus žmonės, ne? O kas man yra sėkmė? Tai sėkmę aš suprantu kaip pasakyti, dvi sėkmės skirtingas, ne? Viena, tris tada gaunasi. Viena, kuri tiesiog nukrenta iš dangaus, ne? Tai kaip mes ten nusipirku loterijos bilietą ir pasisekė laimėjau. Tai mes apie šitą nekalbam, ne? Daugiau kalbam apie tą sėkmę, kurią tu gali susikurti. Bet vėlgi, čia yra dvi sėkmės, ne? Viena sėkmė tai yra kaip tas paveiksliukas, galutinis tarsi kaip vizija, kaip atrodo mano gyvenimas, kai aš jau esu sėkminga, kai aš galiu pasakyti, viskas, aš jau dabar esu sėkminga, ne? Tai mes turim kažkokį tai omeny tą paveiksliuką, bet mes jo neišsigryninam. Tai va čia irgi rekomenduočiau skirti laiko ir išsigryninti asmeniškai, kas man yra sėkmė. Ar man sėkmė yra sveiki vaikai, ar man sėkmė yra didelis atlyginimas, ar man yra sėkmė laimės jausmas, ne? Vat kaip jinai atrodo tam galutiniam variante, kurį aš kažkaip tai įsivaizduoju, tai išsigryninti ir pasimatuoti, pasitikrinti, ar tai tikrai mano yra ir gal kažkas yra primesta. Gal kažkur man atrodo sėkmė yra tokia, nes mano tėvai nuo vaikystės tikėjosi, kad aš tokia būsiu ir tada man tai susiformuoja, kad yra sėkminga. Kartais tai gali sutapti. Gal man ir iš tikrųjų tai yra taip, aš sutinku gal su savo tėvais, o gal ne. Tai vat tą apibrėžimą rekomenduočiau pasitikrinti, ar jis tikrai mano, nepriklausomai nuo to, ką kiti galvoja, gali sutapti, gali nesutapti. Čia ne rodiklis yra. Bet yra kita sėkmė, kuri yra pakeliui. Tai vat tokia kaip ištisa sėkmė, ne? Tai, kaip pasakyti, tos pergalės mažos, ne? Tas procesas, tas kelias. Tai vat čia šitoj vietoj, kas man asmeniškai ir mano klientam superiniškai gerai veikia, tai susikurti savo sėkmės matavimo rodiklius. Tai pavyzdžiui, tarkim, kaip mes matuojam verslo sėkmę, ne? Tai ten yra rodikliai, pardavimų skaičius arba ten pajamų skaičius, pelnas, nuostolis, išlaidos, ne? Visokie rodikliai yra, juos ten visaip susumuojam ir mes galim pasakyti, šie metai buvo sėkmingi ar ne? Ar veiksmai sėkmingi ar ne? Ar procesas sėkmingas ar ne? Ir čia būtų išoriniai rodikliai.
Tai vat, laikų skaičius ant posto, ne, pardavimai, pajamos, tai yra išoriniai rodikliai. Tai aš labai rekomenduoju susikurti savo vidinius rodiklius sėkmės. Pavyzdžiui, ar tarkim, mano sėkmės rodiklis yra padaryti nepriklausomai nuo rezultatų. Tai pavyzdžiui, ar aš padariau ar ne. Tai yra ne kaip gavosi, ne koks rezultatas galutinis to mano veiksmo, ne, bet ar aš padariau ar ne. Kokį raumenį aš noriu auginti, ne. Gal aš, pavyzdžiui, man tarkim, vat kai kovidas prasidėjo, ne, ir aš pirmą dariau savo laivą, aš taip drebėjau. Man tai buvo sėkmė, nors laivas buvo žiauriai lievas, man buvo sėkmė, nes aš padariau. Ir tai atidarė kelią visiems kitiems žingsniam toliau. Tai vat aš rekomenduoju pasidaryt tokius rodiklius, kuriuos mes galim pilnai kontroliuoti. Nes, pavyzdžiui, pirkimai, pardavimai ne tik nuo mūsų priklauso, bet ir nuo kitų žmonių, ne? Bet ar mes kaip čia dabar lietuviškai pasakyti, nes angliškai viską klausau, bet ar mes tą oferį ištransliuojam, tai nuo mūsų priklauso, ne? Tai gal mano sėkmė yra, kad aš kas antrą dieną ištransliuoju po oferį, tarkim, ar savo pasiūlymą reklamuoju, ar jį pasidalinu informaciją apie jį, ne? Ar tai, kad nupirko ar nenupirko. Tai žodžiu, aš nesiūlau prisirišti prie kitų žmonių veiksmų, o siūlau susikurti savo standartus, kurie yra iš mano pusės grinai. Tai, pavyzdžiui, man sėkmė yra padaryti tai ten, nežinau, 100 kartų, ne? Ten, tarkim, 100 kartų pristatyti save, ne? O jau kas gausis iš to, aš nežinau. Gal bus pardavimai, gal nebus, ne? Paskui man yra sėkmė išdrįsti kažką padaryti, vat auginti drąsą, ne? Man yra sėkmė daryti kažką naujo, ko aš nedariau. Man netgi yra sėkmė, pavyzdžiui, surinkti 10 feilų ar padaryti 10 klaidų. Nes tai reiškia, kad aš išbandžiau 10 naujų dalykų ir sužinojau, kaip jie neveikia, ne? Tai vat, kai mes į tai nukreipiam dėmesį, tada ne į patį rezultatą norimą, bet į veiksmus, kurie galėtų atnešti tą rezultatą. Ir čia matuojam sėkmę, tada yra daug lengviau ir daug mažiau, kaip pasakyti, išmuša iš vėžių tada tai, kokios pasekmės būna arba nebūna tų veiksmų, kuriuos mes atliekam. Taip. Tai iš tikrųjų, kai mes kūrėme tuos savo sėkmės rodiklius, aš taip pat matau čia labai didelę jungtį ir su tikslais. Ir vis tiek mes dažnai gal kaip ir, jungiame ar savo tikslų pasiekimas su tuo, kaip sėkmingos mes jaučiamės ir ypač dabar artėjant naujiems metams, manau, daug moterų galvoja apie tikslus kitiems metams, ką nori pasiekti, kaip galėtų atrodyti jų sėkmė. Tačiau tuo pačiu, mes žinome, kaip dažnai tie tikslai nėra pasiekiami. Tai man įdomu čia būtų iš tavęs išgirsti, kaip mes iš tikrųjų galime tada susikurti tuos tikslus, kurie iš tikrųjų mums jaustųsi gerai ir kuriuos mes iš tikrųjų galime pasiekti. Ok, tai jeigu paimtumėm tą patį mąstymą, ne, kaip aš pristačiau tuos rodiklius, kaip treniruoti, pavyzdžiui, drąsos raumenį, ne, ar ten klydimo raumenį, ar dar kažką, ar laivų darimo. Tai pavyzdžiui, tarkim, pasakysiu pavyzdį ir tada jau paaiškinsiu, ne, tai pavyzdžiui, tarkim, mes norim išlaikyti vairuotojo pažymėjimą. Ne? Ir, tarkim, tokį tikslą. Čia yra jau galutinis rezultatas, kuris labai daug nuo manęs priklauso, bet ne tik nuo manęs priklauso. Ne? Tai ar aš gausiu ar ne, dėl to, kad priklauso nuo vairavimo, ten mokyklos, nuo situacijos, nuo kainų, nuo to, kiek aš laiko turėsiu, kiek aš galėsiu ten pamokų skirti, kaip man seksis, kokios oro sąlygos ir panašiai. Priklauso ir nuo kitų žmonių. Dažniausiai mes tokius tikslus ir keliamės, kurie priklauso nuo kitų, ir nuo kitų žmonių, ne? Tai čia aš rekomenduočiau, pavyzdžiui, įsikelti tikslą, tarkim, pravažiuoti 100 pamokų
ir tada jis tikrai užtikrins, kad tu gausi. Gal net greičiau, gal 100 net nereikės, gal užteks 10, ne, 20 ir tu pasieksi tą tikslą. Bet kai tu savo užsibrėži tikslą, kuris yra susijęs su tavo veiksmais, tada yra jį daug lengviau pasiekti. Bet tai, kitaip tariant, ta vizija sėkmės, ko mes norim, yra kaip kelrodė žvaigždė, jinai parodo, į kurią pusę eiti. O tada jau iš kitos pusės, nuo starto pozicijos, nes tai yra galutinis taškas, ne, nuo starto pozicijos mes pasižiūrim, kokių maždaug veiksmų man reikia, kad aš galėčiau į tą pusę nueiti. Ir tada jau koncentruotis į procesą, aš rekomenduoju. Ir tada žiūrėti, ne, ar aš tai darau, ar aš nedarau. Jeigu aš nedarau, tai kodėl? Galbūt aš noriu keisti kažką, galbūt ar man ta žvaigždė vis dar šviečia, ar jinai mane žavi, gal aš noriu ją keisti, o gal aš per sunkius veiksmus savo užsibrėžiau, gal man juos verta susmulkinti, susimažinti. Labai dažnai mes išsikeliam, pavyzdžiui, yra tas posakis praryk varlę, ne? Nežinau, ar teko tau girdėti, kad sunkesnė, toks išreiškimas angliškai gal labiau geriau skamba, bet yra ir Lietuvoje naudojamas, kad padaryk pirmą sunkesnius dalykus, ne, ir tada jau eisi į priekį. Tai aš siūlau pradėti nuo lengviausių. Nuo pačių lengviausių, nes apetitas auga bevalgant, ne, tu padarai vieną lengvą, oi, žiūrėk, visai gerai sekasi, tada antrą, tada, oi, dar geriau sekasi, ne, tada sunkesnis ir tu taip įsivažiuoji. Tai va, tai aš rekomenduoju keltis tikslus tokius, kurie yra labiau orientuoti į tai, ta prasme, praktiškai 100% priklauso tik nuo mūsų. Ir jie tada atneša mums norimas pasekmes. tą viziją neįgyvendina galiausiai, kai mes juos atliksim, tarsi nėra kito. Ta prasme, jeigu tu nepasiduosi, sakykime, eiti į vairavimo pamokas, ne? Ir jeigu tu 100 pamokų praeisi, nesvarbu, kaip tau seksis, tu ten gali būti, nežinau, kaip ten sako, kai kurios moteris, vairavimas nemana, ne? Po 100 pamokų jis pasidaro, tau nėra kito varianto, ne? Tai čia, tarkim, užtikrina, bet tam, kad tu galėtum tą 100 pamokų padaryti, tai tada tu turi nežiūrėti į tai, kaip tau sekasi išorėje, ne, ir ką instruktorius sako, kad ten ne taip viską darai ar panašiai, o žiūrėti vidų, ne, aš jau padariau 10 pamokų, dar liko, dar 10 padarysiu, žinai, dar vieną pamoką ir nepasiduoti. Ir tada pavyksta visada. Nuostabu. Ir man, čia kas būtų įdomu irgi išgirsti, tai kaip mes tada galime struktūrizuoti tuos tikslus ir ar mums reikia čia pasidaryti dabar geriausiai metų planą, tada ten mėnesiais išsiskaidyti, savaitėmis galbūt, aš suprantu, kad gali tiek tų būdų būti labai labai daug, bet kaip atrasti tada moteriai savo būdą, kuris jai tiktų geriausiai? Tai taip, šitas klausimas labai platus ir dar tuo labiau nežinant tikslo, nėra konkretaus tikslo, apie kurį mes dabar kalbėtume, ne, ir nėra konkretaus žmogaus, tai tikrai, praktiškai negaliu atsakyti šitą klausimą, nes labai daug metodų yra, labai daug būdų. Aš turiu, ką aš naudoju, ne, mes su klientėm irgi darom sausio mėnesį tikslų tokį kaip seminarą. Tai aš esu savo tokį pasidariusi, kaip yra, jeigu tu, žinai, gyvenimo ratas, kur suskirsto ten į sritis, ne? Tai mes pasirinkam kelias, 4, man atrodo, pačias svarbiausias sritis moterim, ne? Užsirašom tą viziją išorėje rato ir tada nuo jos einam atgal į vidurį, nes vidurys yra tas taškas, kuriame dabar esame, ne? Ir žiūrim, kokie žingsniai, kokie etapai yra link, tai atbulinė tvarka. Tai man vienas iš tokių labiausiai veikiančių. Tai, pavyzdžiui, tarkim, jeigu aš noriu, sakykime, koks čia galėtų būti, tai, pavyzdžiui, savo veiklą, ne, pradėti, realiai, oficialiai pradėti iš hobio, padaryti normalią veiklą, ne, tai čia mano vizija, kad aš jau darau, kad aš užsiimu jau tą veiklą oficialiai, kaip verslu.
Tai koks vienas žingsnis turėtų būti prieš tai? Ne, tai prieš tai, pavyzdžiui, tarkim, aš turiu ten pasiskelbti, kad aš ją darau, ne, viešai. Ten. O prieš tai koks žingsnis? Nu, tai gal įsiregistruoti kažkokią tai ten įmonę pasirinkti, ar individualią veiklą, ne kažkokią tai formą. Ar ten, pavyzdžiui, gal net kažkokią strategiją ar kainodarą pasidaryti, ne? Tada koks žingsnis prieš tai? Nu, prieš tai susirinkti turėčiau informaciją, kad žinočiau, kokią strategiją ar kokią ten įmonę ar kažką pasirinkti, ne? Tai kas turėtų įvykti prieš tai? Nu, prieš tai turiu priimti sprendimą, kad aš tai darau. Aš puikiai atsimenu, kaip aš apsisprendžiau, vat coachingu užsiimti pilnai, ta prasme, išeiti iš visų veiklų kitų. Nu, vieną tik pasilikau tokią, kurią beveik neskiriu dėmesio, bet tai coachingas tapo mano pagrindinė veikla. Ir kiekvieną kartą, kai man kilo abejonė, aš savo sakiau, nu Jurga, betgi tu apsisprendai. Betgi aš jau apsisprendžiau, viską. Ir ten, ir už svetainę reikia tiek mokėti, ir tą reikia daryti, ir tą reikia, Dieve, gal man dar ne, gal aš neturiu pinigų, gal... Ne, ramiai, tu jau apsisprendai, viskas. Tai tada mes pasitikrinam nuo kito galo, ne? Pasirašom nuo tikslo iki dabar ir tada pasitikrinam nuo dabar iki tikslo, ar norisi kažką keisti ar ne ir kaip tai man atrodo, ar man patinka šitas variantas ar ne, ar jis atspindi mano vidų ar ne. Ir labai įdomus yra dalykas, mes ten dar daugiau darom, ta prasme, čia yra esmė, bet yra tam tikri dar metodai, kurie padeda į smegenis tai informacijai įkristi. Ir toks įdomus fenomenas, kad dažnai tos pačios moteris susirenka pas mane į tą tikslų dirbtuves ir sako, žinai, aš per visus metus to lapo nepažiūrėjau, bet aš sako, prieš šitą susitikimą pažiūrėjau ir man viskas pavyko. Viskas pasipildė, viską aš, sako, padariau. O kai kurios pasižiūri, tai aš irgi tokią formą esu padarius, kad galima būtų pasikabinti ar ant šaldytuvo ar kažkur tai, tokį kaip A4 formato lapą ir matytųsi tas progresas ir po to gali, kadangi jisai tokiom subrūkšniuotas tokiais laipteliais, tai gali užtušuoti progresą, ne? Ir tada tu matai kaip diagramą, kiek kokioj srity pasistumėjai į priekį. Tai vat vizualiai jisai, jeigu naudojant, tai labai gerai irgi matosi, nes tada matai, kur tu judi greičiau, kur lėčiau, kur daugiau dėmesio gali skirti. Panašiai, o metodikų labai daug. Tik tai, vat aš, pavyzdžiui, smart metodikos moterim nerekomenduoju. Nes vat tai ir yra labai į rėmus įstatanti metodika, kur viską turi ir laiką nustatyti, per kiek tu nori pasiekti, ir dydį, ir visą tai praktiškai ne nuo tavęs priklauso, o tu jau turi tada labai orientuotis į išorę. Nes, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, aš noriu vairuotojo pažymėjimą išlaikyti ir man, nesiseka, sakykime, kaip pavyzdys vairuoti, o aš nusistačius, kad aš turiu per 3 mėnesius, tai man tiek streso bus, tai geriau, aš esu linkusi palikti laiką atvirą, bet turėti kryptį ir daryti, ką gali geriausia čia ir dabar, ir tada tas laikas jis automatiškai trumpėja, greitėja. Taip, tai iš tikrųjų, vat kalbant apie tą smart metodiką, aš irgi jaučiau, kad man ji nėra pati tinkamiausia. Ir tai irgi smagu išgirsti, kad ne viena aš apie tai galvoju, nes vis dėlto tai yra viena plačiausiai naudojama metodikų. Bet čia iš tikrųjų irgi yra galbūt, kas manyje vykdavo, kai aš nusistatydavau tuos smart tikslus, tai yra, kad aš paprastai neįskaičiuodavau, kaip tu minėjai, bet tų visų aplinkos ir išorinių aplinkybių, kurios nutikdavo, kai aš norėdavau pasiekti tuos tikslus, nes aš galvojau, kai aš rašydavau tuos tikslus, kad viskas čia bus gerai ir kad aš būsiu, ir kad aš turėsiu kiekvieną savaitę tuos veiksmus padaryti. Ir niekaip man nesigaudavo ir aš tada vis save peikdavau ir jaučiau tokią gėdą savyje, kad aš
siekiu savo tikslų, kad aš nepadarau tai, ko aš sau išsikėliau. Ir tiesiog aš irgi supratau, kad aš tuos veiksmus keldavau ne iš meilės sau, bet taip pat buvo tai labai susijęs su aplinkinių lūkesčiais, tai buvo susijęs su tuo, kaip aš mačiau kiti kelia sau tuos tikslus. Ir dėl to, kad tai neatėjo iš meilės, tiesiog tas tikslų siekimas atrodė toks labai sudėtingas, sunkus. Ir atrodo, kad vis aš save kaip ir kaldavau, kad tik pasiekti Mhm. tuos tikslus. Taip, tai va taip iš noriu virsta į reikia. Reikia, nes kitaip susifeilins, ane? Nu, tai pavyzdžiui, tarkim, jeigu, kaip minėjau, mes, pavyzdžiui, per 3 mėnesius norim ten tą vairuotojo pažymėjimą išlaikyti ir susirgo instruktorius. Ir tada kas gaunasi? Kaltini instruktorių, kaltini įmonę, nes tau eina laikas, tu nepasieksi savo tikslo laiku, ar ten, nežinau, užšalo, užsnigo ir negali vairuoti, ar dar kažkas, ane? Ar tu pats susirgai pati. Ta prasme, tai tikrai tos aplinkybės nenumatytos jos įvyksta ir tai didžiulę įtampą tada kelia. Mhm. Taip. Tai Jurga, gal galima tada po truputėlį judėti jau į pabaigą. Ir iš tikrųjų buvo labai labai įdomu išgirsti tavo pasidalinimus tiek apie tikslų siekimą, tiek apie sėkmę, tiek apie, kaip mes galime iš tikrųjų įeiti labiau į tą savo autentiškumą ir ką tai apskritai reiškia. Bet prieš pabaigiant, man būtų taip pat, tiesiog norėčiau duoti tau irgi vietos. Galbūt turi dar kažką pasidalinti, tiek apie temą, galbūt dar kažkas tau kyla, kažkokią žinutę, kuri tau, atrodo svarbi pasidalinti. Ir taip pat, gali pakviesti ir į savo nuostabius pasiūlymus ir pasidalinti, ką tu veiki. Okay, ačiū labai už suteiktą vietą, erdvę, ne, pasidalinti. Tai aš irgi turiu Facebooko grupę, vadinasi Augančios moterys. Tai man viena iš vertybių yra nuolatinis augimas. Šiaip manau, kad mūsų daug kas labai sutampa ir požiūrį, ir vertybės, ir tas autentiškumo noras, ir tas moteriškumas, ne? Ir ten aš darysiu nemokamą, ten dalinuosi irgi informaciją ir darysiu tokią kaip tarpušventį, kaip paskaitą. Ji vadinasi žaidimas. Tai paimsiu tokią metaforą, alegoriją, kad gyvenimas yra kaip žaidimas. Ir tada įvairias problemas ir situacijas, su kuriuom susiduria ir mano klientės, ir aš susiduriu, aš per šitą metaforą nagrinėju ir pasidalinsiu savo įžvalgom ir patarimais, kaip su tuo tvarkytis. Tai man, pavyzdžiui, šitą metaforą pati aš ją sau taikau tam tikrose situacijose ir labai padeda iš aukos vaidmens išeiti arba padeda vidinę motivaciją auginti. Tai kviečiu prisijungti, pasižiūrėti, kas norėsite. Tai dar nepaskelbiau informacijos apie tai, bet tarpušvenčiu planuoju daryti ten kelių laivų seriją, būtent šitą tematiką. Taip pat sausio mėnesį turėsime dirbtuves gyvai, fizinės dirbtuvės, Vilniuje coacheriams, kurios kurios jau vykdo veiklą ir nori atrasti savo misiją, jai labiau suprasti, išsigryninti ir tada savo veiklos stilių truputėlį pagal tą misiją, kaip pasakyti, priderinti, kad atitiktų. Tai taip sukuriamas tiek išskirtinumas, savitumas, autentiškumas, tiek pozicionavimas, tiek vidinė motivacija, tas ėjimas į priekį, nes atrandi savo kodėl aš tą darau ir kaip tai padeda man gyventi geriau. Kitus dalykus, kiti tolimesni bus, tai vėliau galbūt pasakysiu, kas norės, kas prisijungs į grupę, tai sužinos. O šiaip aš esu moterų coacherė, darau individualias sesijas, darau tiek
kol kas iki metų pabaigos dar darau nemokamas pažintines sesijas. Po to nuo naujų metų aš jau jų nebedarysiu, tai va čia gal pakviesiu, kas norit. Kviečiu tiesiog pasižiūrėti puslapyje coachingasmoterims.lt. Ten yra registracija nemokamai sesijai, tai kas norit išbandyti, tai kviečiu dar pasinaudoti šitą progą. O po naujų metų tai bus iš tikrųjų vietoj nemokamos sesijos, bus VIP sesija, kurios kaina 2-3 valandų sesija, kurios kaina bus 333 eurai, bet apmokėjimas bus tik tada, kai pasieks rezultatą. Tai reiškia, kad jeigu klientė išeina pilnai patenkinta rezultatu, tada aš gaunu pinigus. Jeigu ne, tada ta sesija yra nemokama. Ir kas nori dirbti toliau, tada yra kitas variantas, bus pusės metų partnerystė. Ir taip pat dar darysiu blitz sesijas, tai reiškia ekstra sesijos. Tai 3 sesijos, kurias galima įsigyti iš anksto. Jos kainuos 99 eurus ir tai yra 15-20 minučių sesija, kada telefonu galima bet kada paskambinti. Naktį pas mane išjungtas telefonas, tai neprisiskambinti, bet dieną ir aš tada iš karto čia ir dabar mes galim pasikaučinti. Tai tą daro mano klientės, kurios yra ilgalaikės klientės nemokamai, mes bendraujant tarp sesijų, o kas nori papildomai tokios ekstra pagalbos, kam gali prireikti, tai tada šitas produktas, manau, būtų tinkamas. Nuostabus pasiūlymai ir tikrai kviečiu prisijungti ir į grupę ir pažiūrėti į puslapį coachingasmoterims.lt. Na ir Jurga, ar turi dabar pačius paskutinius žodžius ar kokį palinkėjimą mūsų moterims? Taip, tai daug labai minčių, daug visko labai noriu palinkėti, tai pirmiausia noriu tau padėkoti už šitą galimybę ir tikrai įdomi tema, įdomu nagrinėti, įdomu dalintis. O moterim noriu palinkėti, gal dabar intuityviai ateina toks dalykas, pasitikėti savo vidumi, savo experience, ne? Tai jeigu aš jaučiu, kad man ten reikia eiti, tai pasitikėti tą nuojautą, ne? Jeigu aš jaučiu, kad šitas dalykas ne man, tai pasitikėti, nes mes labai dažnai nepasitikim tuo vidum, ne? Ai čia, ką aš čia galvoju. Bet kviečiu išgirsti ir pasitikėti. Jeigu mano kūnas priešinasi, kažkam tai tikėti to kūno, ne? Ir panagrinėti, tai kas čia yra, gal čia iš tikrųjų ne man yra. O jeigu kūnas traukia į kažkurią tai pusę, mes dažnai su klientėm pasitikrinam per kūną, ne? Pasakom teiginį ir koks jausmas, ar įtampa, ne? Ar laisvė, ar atsipalaidavimas. Tai kviečiu tikėti savo vidum. Jeigu man tai nepatinka, reiškia nepatinka, nesvarbu, ką kiti sako, ne? Jeigu aš noriu verkti, reiškia aš noriu verkti. Jeigu man baisu, reiškia man baisu, net jeigu žmonės sako, nėra čia ko bijoti. Na ir tada tos raumenis treniruoti savo, ne? Drąsos, tikėjimo savimi, galbūt nuojautos, vidinio balso, išgirdimo raumenį treniruoti. Tai toks būtų mano palinkėjimas. Mhm. Dėkoju už palinkėjimus ir dėkoju visoms, kurios sudalyvavo šiandienos live. Jeigu dar turite kažkokių klausimų, tai galite tai palikti komentaruose. Ir ačiū labai, Jurga, už tavo nuostabią pasidalintą išmintį šiandien ir geros tau dienos. Tai ačiū tau, dar trumpai noriu pasakyti, kad labai gražiai šviečia tavo ekrane saulė, labai nušviestas, labai fainas vaizdas, šiltas. Ir dar paskutinė mintis atėjo, kad tik noriu pridurti, ne, kad dažnai moteris, kurios jau pradeda tikėti savo experience, ne, savo vidiniu balsu, norisi konfliktuoti su kitais. Tai aš noriu palinkėti, tikėti savim, pastovėti už save ir tą daryti draugiškai, šiltai. Nebūtina kovoti už tai, bet svarbu apginti.
Tai tiek. Nebūtina kovoti, bet svarbu apginti. Na, tada tai žodžiais ir pabaigsime mūsų laivą. Dėkojame visoms ir iki kitų susitikimų. Iki.